Su jumis tiem, kas tiki. Pažiūrėkime, ko jūs ilgainiui atkakliai sieksite. Kadangi kortos naujos, paskaitysiu iš knygutės. Beždžionė. Galite siekti smagiau gyventi ir išmokti linksmintis, būti apsukresniam, mokytis atjautos. Beždžionė yra labai gudrus padarėlis, ji niekada nieko nedaro šiaip savo. Nebent tai jai smagu, reikia atkreipti dėmesį į šio gyvūno gebėjimą linksmintis. Beje, jos yra puikus humoro jausmas, o tai dažnai yra pats geriausias kelias iš keblios padėties. Beždžioniai būdinga atjauta ir empatija. Šis galingas gyvūnas kalba apie linksmybės, tad apsidarykite ir raskite galimybių smagiai praleisti laiką. Žmonės kortėje du viename. Judrumas, kūrybiškumas, temperatingumas, emocionalumas, uždarumas ir atvirumas. Empatija, vienatvė ir bendrystė. Šernas. Apie ką kalba šernas? Galbūt jūs rasite ir pasinaudosite pačiomis geriausiamis galimybėmis. Galimybė, sėkmė, įsižeminimas. Šernas simbolizuoja neribotos galimybės, reikia ieškoti, o pajutus rausti tol, kol rasime. Kadangi tai gana neišrankus maistui gyvūnas, tos galimybės gali būti labai įvairios, nederėtų savęs riboti. Daugelėje kultūrų tai sėkmės simbolis, tad jei šiandien šis gyvūnas jūs lydi, patikėkite savo sėkme, leiskite ją įsipildyti. Šernas labai žemiškas gyvūnas, kviečiantis įsižemėti, pajausti pagrindą po kojomis, realistiškai vertinti, padėti ir imtis veiksmų. Vyras kortoje judrus, smalsus, jausmingas, jam svarbiausia išgyvenamos emocijos ir kitoks netradicinis pasaulio matymas. Jis pasaulį mato ir suvokia kitaip, išskirtiniai tik pagal save. Individualumas ir išskirtumas jo esminė savybė. Taigi, liūtas. Ko sieksite? Jūs sieksite viską galėti pats. Galia, išdidumas, pasitikėjimas savimi. Tai aršiausiai už save kovojantis gyvūnas. Liūtė sieks savo
tikslą be gailesčio ir skrupulų. Tai asmeninės galios simbolis, karališkas pasitinkintis savimi ir išdidus gyvūnas. Jis niekada nesileis menkinamas. Kartais liūtas gali perdėti jautrus orumo klausimais. Perdėtai būti jautrus orumo klausimais. Vertėtų atsižvelgti į savo asmeninės ambicijas ir pasimokyti iš liūtės jas ginti, siekti tai, ko užsibrėžėte. Moteris kortoje kalba apie estetiką, meną, grožį ir harmoniją visur ir visada. Ji tolerantiška, rimta ir atsakinga, mąstanti kitokiu būdu ir tempu. Ji yra idealistė, emocionali ir atvira. Renka duomenis, ilgai svarsto, viską nuodugniai apgalvoja ir tik tada priima sprendimus. Ji atvira ir noriai daug ir kalba. Apie asmeniškumus, mėgsta globoti kitus ir būti globojama. Taigi, banginis. Jūs sieksite būti didelioj galiai ir žinoti, kaip ją panaudoti. Dydis, jėga, praeitis. Šis vandens gyvūnas yra didžiulis ir galingas. Jis kviečia išgirsti savo vidinį balsą, nustoti jį ignoruoti, pasikliauti savimi ir savo tiesa. Nebijoti stiprių emocijų, o kaip tik jas priimti. Paleisti stiprius jausmus, priimti savo galias vietoj bandymo sukontroliuoti. Ši kortelė žada ypatingą galią, tai dėrėtų rimtai įgyvendinti. Nebijoti savo dydžių, nebandyti jo sumažinti, pasileisti visą savo jėgą ir gebėjimais, išnaudoti juos, o neslėpti. Banginis saugo nuo praeitų amžių epochų paslaptis. Tai gili išmintis žinojimas, kuri mums perdavė protėviai ir kurį mes saugojom pasąmonėje. Vyras kortoje labai drąsus, seksualus, iniciatyvus ir fiziškai stiprus. Jis nardo vandenyno gelmėse kaip žuvis. Kartu labai jautrus, kūrybingas, išmintingas žmogus. Jo stiprus poreikis grožiui, menui ir emocijomis. Jis yra taktiškas ir pastabus, visur siekiantis tobulumo ir to reikalaujantis tiek iš savęs, tiek iš kitų. Mėgsta viską daryti pats ir pagal save, tik pasaulį mato pesimisto akimis. Taigi, galbūt jūs sieksite pamatyti pasaulį kitaip. Su jumis buvo Tiem, kas tiki.